valgau, sportuoju, miegu ir meldžiuosi. Esminiai dalykai, ką aš veikiu dieną. Tada miegas kokį 80 valandų kažkur. Ir maistas. Nevalgau ten grinai pagal mitybos planą, bet tiesiog valgai sveikai, valgai steikus, valgai vištieną, valgai tą, ryžiukai. Alkoholis. Niekad gyvenime. Nesigeras iš viso? Nesu geras gyvenime nei karto. Nesi nekart? Ne. Girdžiu, kad kažkas sako, išgeriu ir neprisimenu, ką dariau, tai man skamba labai pavojingai, ką aš galėčiau padaryti. Bet iš esmės ir nėra, kad mane gundytų. Jeigu aš žiūriu sportą profesionaliai, aš žiūriu visą savo detalės, kaip apstatyti gyvenimą, kad aš tapčiau kiek įmanoma geresnis dalykas, kurį darau. Aš mėgstu gyvenime mokytis iš klaidų, o ne klysti. Tai aš labai klausausi, ką žmonės sako, kur gyvenime prasimeta. Labai daug pavyzdžių mačiau, kur gyvenime prasimeta žmonės alkoholyje. Todėl aš, pavyzdžiui, negeriu, man nereikia bandyti kažkieno žiūrėti, ar man tai bus ar nebus. Aš tiesiog matau akivaizdžius pavyzdžius daugelį vietų ir bandau tos pavyzdžius apeiti. Man duoda ramybės tai, kad aš pasirašyme žinau, kad įdėjau, ką galėjau. Aš padariau tai, ką turėjau padaryti šiai kovai ir dabar viskas Dievo rankose. Kaip jisai sudėlios, kaip jisai duos. Dabar kaip Dievas viskas sudėlios, koks Dievo planas, aš jo pasitikiu ir aš išeinu į ringą ir darau viską savo pajėgume, ką galiu daryti ir tebūnie taip, kaip bus. Tikėjimas savo pasiruošimu ir tikėjimas Dievu, tai man duoda ramybės. Meldžiuosi tai kiekvieną dieną, dėkoju Dievui kiekvieną dieną. Jaučiu jo energiją, jaučiu jo galią. Skaitęs Bibliją ir Senąjį testamentą ir jaučiu, kad tai teisingai. Ir taip, ir taip, ir taip. Manau, jeigu visi gyventų taip, kaip nurodyta Biblijoje, pasaulis būtų kitoks. Tiesiog kaip ir neši gėrį, neteisingai darai gerą, geras grįžta. O ten daug tiesiog formulių yra, kur tiesiog turi būti geras ir teisingas vietose. Kaip tau sekasi su moterimis tada? Mano prioritetas ir nėra moteris, mano prioritetas yra sportas. Jeigu man sakytų moteris, kad mesk sportus, taip nebūtų. Ką darytum? Mešiau ją. Nėra variantų, kad ateitų man mergina ir sakytų, tu čia dabar praleisk treniruotę arba tu mesk sportus. Taip nėra. Sakoma, kad pati geriausia žmona yra nekalta. Jeigu šiais laikais pavyktų rasti kokį 20 metų nekaltą, aš norėčiau sukurti šeimą, aš norėčiau sukurti vaikų ir be tos meilės ir nebus ir šeimos ir vaikų, žinai, tai yra pliusai, yra minusai, tai toks gyvenimas.